kaip ir su kuom galim gyvai pakalbėti būtent dėl užfaktčekinto Facebook'e informacijos apie tai, kad Konstitucijos straipsniai, 23 ir 24 straipsniai, mes teigiam, kad saugo ir nuo mokestinių prievolių šitie straipsniai, būtent nuosavybė ir būstas neliečiami, o faktčekeriai su anoniminiu profesorium išfaktčekino ir pasakė, kad tai yra melas. Nu, tai pradedam komunikaciją su Delfi ir aiškinsimės, kad čia melagis yra. Lankysis Delfi šiandieną. Paklausiu, kodėl faktčekeriai anoniminiai pas mumis blokuoja informaciją apie Konstituciją. Delfi, kaip papulti? O, tikė. Aš su klausimėliu. Kaip papult pas faktčekerius Delfi? Papult? Taip. Niekaip. O kaip su jais sukomunikuoti tada? Elektroniniu paštu. Bet ten anonimas visur po straipsniais rašos, tai nėra vardo pavardės. Tada rašote Delfi O tai arba kas vyr redaktoriai. O kas atsakingas yra už anonimą? Rašo Delfi, ta Delfi. Žurnalistai gauna šitą, visi žurnalistai gaus šitą laišką ir susikomunikuos, kas... Tai nėra aišku, kas rašo straipsnius? Kodėl neskelbėt straipsnių? Kas pasirašo? Parašysit laiškelį ir viską sužinosit. Ir norėčiau kaip pastato atsakingas asmuo. Norėdami sužinoti, kas yra atsakingas, jūs turite parašyti laiškelį. Rekomenduoju parašyti laiškelį vyr redaktoriai. rasa.lukaitytė@delfi.lt. Tai gerai, šitas žmogus man suteiks tą informaciją. Taip? Taip. Dabar kaip pastato administratorius norėčiau jūs paprašyti, kad nutrauktumėt filmuoti. Įspėjimas. Taip. Vykdomas vaizdo stebėjimas. Sekantis. Nu? Nesu derinus su pastato administracija, filmuoti ir fotografuoti, nu jo tai- teritorija Tai draudžiama. neleidžiate. Tai va. Tai jūs atėjot, nesusitarėt, o pradėt filmuoti.